Sveiki visi, sekas nuostabiai. Bus nuostabus pasirodymas, nes čia jokių problemų nėra. Meilė tik tarp vyrų. Nu, man gražu yra, nuoširdžiai. And your friends too. Atvarai pas Tonį. Toni! Įleisk! Mokesčių inspekcija! I am Dinora and this is my Hebra. Laiku įjungos tavo gitarą. Ne. Vieną tom pavalanau. Kas ten su tais maikais, aš nesprantu visą. Vedėjo Maikas. Antras dan. Laukia dar vienas. Paskutinis pats geriausias. Klientas jau girtas. Toks pusiau. Ne. Klientas nėra girtinas, jis yra savo stichijai. Jis garuoja tai. Mano. Kaltininkas. Nu, žinai, mano mašina taip ant live supporto dūmina kaip aš. Žinai, kas gali būti. Deimantė nori pasisakyti. Padarėmės antrą vaidinimą. Pohui padarėm. Pirmas geriau, techniškai. Antras toks. Žinai, ką turiu pastebėti? Kaip neplojo žmonės? Jo, man irgi labai trūko. Nedomino. Jo, aš stovėjau gale, žinokit. Nu, šaikas susirinkus biržiškas. Tėveliai. Taip, tikrai, kad taip. Aš noriu nufilmuoti vlogą tokį greitą. Kaip mes jaučiamės? Užjudėsime, padarysime. Gerai, padarysim, super. Kaip jūs jaučiatės? Atsiprašau, aš filmuoju vlogą, noriu įsiminti šitą akimirką. Gerai, super, gerai. Kaip jūs jaučiatės, panelės? Kaip jūs, panelės, jaučiatės? Gerai. Ar Liepa verkia? Ne, jo. Liepa dumpai. Liepa dumpai. Aš iš jūsų nieko nebeprašau, eikit, pabendraukit su kuo norit, galit važiuoti namo, esat laisvi, išsimiegokit. Bet aš labai... Paleiskite mane, aš toliau filmuoju vlogą. Liepa neverk. Kuo daugiau savo daiktų susirasti. Aš filmuoju vlogą.
kuo daugiau jūs iš čia išnašat, kuo mažiau aš čia sėdžiu iki nakties, gerai? Labai, labai, labai prašau. Kaip jaučiamės? Nesakau pradėti dabar. Kaip jaučiamės? O vaikinų demontažai. Taip, labai reikia. Kaip jaučiamės? 3 vaikinų, vieną jau turiu, man 2 reikia. Kaip jauties? Sausečiai, žiūrėjai sad. Bet Jau, kad aš nekantrauju, kad aš atsikelsiu sekmadienį ir galėsiu nueiti su dievuliu pašnekėti, o ne MPG. Tai labai jūsų prašau, va dabar, kai mes užlipsim po 20 minučių ant scenos, nieko aš iš jūsų daug neprašau. Aš neprašau man laimėti Oskarą už geriausią režisūrą. Aš neprašau iš jūsų geriausios lakrimosos, geriausios vaidybos, geriausių grojimo. Aš tiesiog jūsų prašau atsisveikinti su publika. Aš jūsų prašau parodyti publikai, kiek mes daug dirbom, kad tai parodytume. Viskas. Man tik reikia, kad mūsų sunkus darbas atsispindėtų. Ir aš žinau, kad mums va tiek va. Čelė sakė, va tiek va trūksta iki masterpiece ir aš visiškai sutinku. Tai mes tiesiog truputėlį, kiek liko tų jėgų paspaudžiam. Ir žinokit, hebra, rytoj mano ten kaimelis prisidės su mūsų. Jo, pasiplojam savo. Bet žinai, kas yra juokinga, kad kai nušauna Arvijų, tas Titas Dusevičius, jisai negeria. Ir jis... Mes darom jiems šventę, ble. Čia kaip karučiai važiuoja. Tiesiog, kad jiem būtų kur dėt šalimais. Tai aš prie laiptų nuvešiu. Važiuoju. Be stabdžių! Goodbye.